Lietuvos telekomas Irena klauso. Pavardė jūsų. Klausau jūsų. Aš klausiu pavardės jūsų, ne tik vardo. Mano vardas ir pavardė Irena Katelytė. Aš dar kartą klausiu, kodėl vyksta toks tyčiojimas. Jūs neužmirškit, kad aš jums iškelsiu ne bet kokį triukšmą. Supratot? Kas čia per šiukšlių žaidimas su manim? Aš 15 minučių laukiu informacijos, kodėl man išjungtas telefonas, tada kai jau 13 dienų yra sumokėta. Ir pinigais mano naudojatės jūs, šiukšlės, vagys. Gerai, prašom pasakykit savo telefono numerį. 22. Tas, kuris yra išjungtas, yra 617116. 617116. Kieno vardu registruotas? Aš visą šitą pasakiau šiukšlinai Danutė Jusieniai. Viską jinai ir užsirašęs yra. Ir kadangi jau sakau 6 kartą, nuo tada, kai pranešiau 12 dieną, kad sumokėta. Ir dar kartą po to pranešiau. Ir dabar šiandien dar kartą pranešiau. Aš nematau reikalo kiekvienai šiukšliai. Gerai, prašom palaukti, patikrinsiu duomenis. Aš pasakiau, o man tik pasakė, kad tokios Danutės Jusienės pas jūs nėra. Nors aš prieš tai 2 kartus kalbėjau su šiukšlė, kuri prisistatė Jusienę. Gerai. Kas čia yra per banditų gaują? Ir laukiu viršininko. Dabar pat prašau pakviesti viršininką. Prašom palaukti. Kaip pavardė jūsų viršininko? Jūsų apmokėjimo nėra gauta, pranešimo taip pat nėra užregistruota, o viršininko telefonas... Viena sekundė, kas su manim kalba? Irena Katelytė. Katelytė. Taip. Pirmas dalykas, aš kategoriškai neigiu sistemą, kuri pas jūs vyksta, prašau manęs nepertrauks. Todėl, kad aš užregistravau šiandien paryčiui šitą informaciją ir priėmės manęs Danutė Jusienė, jeigu tokia pavardė ir vardu prisistatė melagis, arba nesantis vaiduoklis, tai čia ne mano reikalas. Reiškia, jūs privalot keisti sistemą. Viens. Tai, kad aš šitus duomenis skaičiau iš knygelės, 2 knygelių netgi. Ir tai galiu įrodyti bet kuriam teisme. Ir aš tą padarysiu. Suprantat? Ten nebuvo nei vieno žodžio, nei vieno garso, nei vieno rašmens, kuris netitiktų juridinės fiksuotės. Supratot? Ir man čia smegenų prašyčiau nepudruot. Aš laukiu nedelsiant, įjungiant tą telefoną, už kurį sumokėti pinigai, jūsų gaujos kišenėse yra jau 13 dienų, o mano telefonas atjungtas, supratot? Nedelsint, o visi aiškinimai eina po to, kada ir ką jūs pavagėt ir kada ir ko, kas nepadaro. Supratot? O dabar aš laukiu viršininko. 14 kartą laukiu viršininko. Viršininko telefonas yra 368-003. Kaip pavardė? Rūta Sipelytė. Sipelytė? Sipelytė. Kaip žodis sifilis? Tokia pradžia. Sipelytė pavardė. Pirmas skiemuo tokia kaip sifilis? Aš kartoju pavardė Sipelytė. Aš klausiu, tai yra būtent kaip sifilis, ar kaip pavardė kaip citrina? S pirmoji raidė yra. Tai pasakykite, kad kaip sifilis. Kartokit dar kartą. Sipelytė? Sipelytė Rūta. Prašau nedelsint man ją iškviest. Perinkite iš karto. Atleiskite, bet aš perimti negaliu. Telefonas yra 368-003.